Saliona, nauja. Važiuojam į bliuzo naktis. Nemokamai, be bilietų. Tai visada. Štai ir bliuzo naktis. Kažkokiam miške atsidūrė. Ne dėl žinomų priežasčių. Ir tepalas kažką ten daro. Krimas. Tepalas myli medžius. Vyksta apšilimas. Štai tokioje vietoje. Prieš bliuzo naktis. Jeigu čia tikrai bliuzo naktis. Nu, suprasi, miške būdamas, ar čia bliuzas, ar čia rokas. Pašildomės Metals. gėrimais. Slėpsim jos miške. Užkasinėjam lobį. Jau ten užkasta. Tai kišk tu jį per prievartą ir viskas. Tai aštrių galų kišk, nebūk. Taip, kaip aš po to nešvaru. Taigi atsisuks, ten švaru bus. Tai tu minkštesnė vieta, o čia minkšta, čia leis. Nu, va. Įzė, mokyk ir mokyk pas. Na. Nu, ten tuštuma. O, ir viso. Mokykitės vaikai. O tą galite ir čelinti. Nieks čia negalvos šiukšlės. Štai ir kratymo punktas į bliuzo naktis. Manot, aš juokavau, kad varau į bliuzo naktis. Štai yra apyrankė. Postas praeitas. Sėkmingai. Alkoholio nerado. Nes nežino, kaip ieškoti ir nemoka. Tai pakomentuokite situaciją. Štai šuns būda pastatyta. Koks aš tų šunų? Ir štai festivalis. Tu ne šuo, bet turi šunį. Festivalis neįvyk. Vokiečio aviganį. Festivalis neįvyk. Nu taip, festivalis panašu, kad neįvyks. Visi nusiteikia, bet festivalis neįvyks. O, kažkodėl jie pasižymėja tokį ženklą. Dabar jis nieko nereiškia. Babkės už viską. Tokios tas bliuzo naktis. Babkės ir reklama. Atvarėm, nes 36 eurai kainavo bilietas. O šiaip nieks daugiau nevažiuoja. Tik atsitiktiniai praeiviai atvaro į bliuzo naktis. Festivalis miręs. Bliuzai tai mikrofestivalis pasirodo. Tik tiek mašina aikštelė. Galėtų ir užsidaryti jie. 30 ir paskutinis. Kad pateisinti apkiautėlių būdo žurnalą. Kodėl jis taip vadinasi? Dėl to jis taip ir vadinasi. Nes mes Kemsinuose. Štai yra apkiautėlė. Štai yra apkiautėlė. Yra. Kaip nėra? Štai yra apkiautėlė. Kodėl apkiautėlių būdo žurnalas vadinasi apkiautėlių būdo žurnalas? Dėl to, kad miškas, saulė ir kelių vaikai. Na, toks ir gyvenimo būdas. Ne gėlių vaikai, o šiukšlių vaikai. Geriau pasakykime, kur mes atvažiavome. Mes atvažiavome Į mišką. Į mišką. O kodėl mes atvažiavome į mišką, nes mes miškapjoviai? Šemkirčiai. Ne, mes kovojam kaip tik prieš miškapjovius. Kažkada būdavo eilės nuo miestelio, nuo Varnių. Čia gal 2, liaudis sako gal 3 kilometrai, dabar tik tai tiek. Keli šimtai metrų. Bliuzo naktų aktualijos. Kaip pakomentuotumėte praėjimą į bliuzo naktis? Praeiti galima. Jeigu nesaulėta ir nesaulėlydis, praeiti galima. Hipių čia nėra.
Neįsivaizduokite, jeigu transporteris nieko nereiškia. Ar ne taip? Hipių čia nėra. Kas turi tokį transporterį, turi labai daug pinigų, nes jį išlaikyti kainuoja labai daug. Nes nėra dalių. Bet jeigu katas neturėčiau eiti. Ne, nu kur tu jame gyvensi? Nu, kai keliauji ir gyveni. Tepalui pakomentuokite, ar galima išgyventi tokiam transporteriui. Nu, Ispanija gyveni. Išgyventi tikrai galima, bet jį išlaikyti yra tikrai neįmanoma. Ne, dalis tai deficitas jau buvo prieš 15 metų. Porsche dalis. Porsche dalis. Nu taip. 30 bliuzų naktis. Automobilių stovėjimo aikštelė. Ar jinai yra užpildyta? Mašinų gal 30? 2024 metai. Na. Ir ką manote apie automobilių stovėjimo aikštelės užpildymą? 20 eurų už stovėjimą. Laukas ir laukas. O tai koks skirtumas? Tai piniginis skirtumas. Skirtumas toks, kad galima važiuoti. Davai. Prie kokso. Motociklas? Kodėl? Palauk, kaip čia skamba, raspalaipkas. Bliuzai rimtų žmogbežinius važiavimas. Moka. Va, su vaikais, su kalėdų seniais ir be alkoholio ir be eglutės. Integrientų. Be ingrediento. Parodysim kontrastą festivalio. Mašina, palapinė ir vaikų darželis apkiauti. Kaip Nikė ir nieks aplinkui nestoja. Dėkinė, kodėl? Vengia visi šito krašto. Grįžti namo nebūk durnas. Aloyza. Šūdas, bet gerai! Aurai, griukas, filmuoji. Festivalis neįvyko. Štai kiek paruošta vietos ir niekas netvarė. Mikrofestivalis tapo bliuzai.